Nu ką, labas ryt. O, šiandien, čia nemiegojau, čia reikalus tvarkom. Mūsų klitelė yra kitam dalykam skirta. Penktadienis, nuostabi diena, šiandien laukiam svečių. Vakar tvarkėmės, viškai dirbom, nes yra reikalų per vasarą. Prisikaupė tenais visokių reikalų, daiktų, lentų prikroviau. Vakar susitvarkėm, šiandien truputėlį apsitvarkom ir lauksim svečių. Parodysim jiem, ką mes čia išdarinėjom. Vida mums atveš žmonių, kuriems įdomu, kaip gyvena žmonės pabėgę iš miesto į kaimą, į niekur. Ir pavaišinsim arbata. Aš jau šiandien anksti kėlęs susitvarkiau, sudėjau pagaliau ant vyno galveles. Čia viską išnešėm, sutvarkėm. Dar liko užuolaidas pakabinti, kad akių nedraskytų, nekabintų. Pavaišinsim žmonės įvairiais dalykais, papasakosim, kaip hidrolatus darom. Bus įdomu, bus įdomi patirtis ir mums. Ir jau dabar galvoju, 4. grupė žmonių, kurie domisi kaimo gyvenimu. Kas yra neblogai. Dabar einu, sutvarkysim traktoriuką, priekabėlę, gal kažkas norės kaimo taksi pasivažinėti. Žodžiu, būtų gerai, kad oras šiandien leistų mums smagiai praleisti dieną. Vakar tai oras buvo fantastiškas, nuostabus. Kad galėtume mes paskui vakare pasėdėti ir aptarti dienos nuotykius. Taip, raktas traktoriuko šitas. Gerai. Įdomus reikalas. Man šiemet vynogės kažkaip buvo labai smarkiai nušalę pavasarį. O dabar žiūrėkit kokios. Sako, reikia nukarpyti, kai nuskini tą derlių, nukarpyti. Šituos ilgus, šituos vis tiek jie nesumedės ir nereikia nukarpyti, kad ana dalis medėtų. O aš nusprendžiu eksperimentą padaryti. Man gražu, dabar lapai. Kalbėjau su keliais vynogininkais, kur, nesakau, kad čia, tonomis užauginam derlių, bet tiesiog dėl savęs, dėl vyno truputėlį, dėl acto. Koks skirtumas, vis tiek šitie nušals. Vis tiek paskui pavasarį kirpsim ten, pažiūrėkit, eina. Pavasarį kirpsim kažkur čia, paliksim kokį 10 pumpurų. Vis tiek, nesumedės, nukirpsim. Vis tiek kirpsis, visas tas nusims grožis. Čia vieniems metams tas visas grožis. Uogos auga čia apačioj. Tai kokia prasme yra iš vis tos saugos. Vis tiek jie nušals ir viskas. Tai aišku, čia jų daug, pažiūrėkite. Tie lapai reikalingi gliukozei, šaknim. Tai sakykim, šaknis jau dabar susitvarkė. Žodžiu, darysiu eksperimentą, nieko nedarysiu. Pavasarį ir apsikarpysim. Bus tiesiog toks mano eksperimentas. Žiūrėsim. Pernai tai aš dar turėjau iš tos senutės. Iš tos senutės dar vynogės. Dar turėjau, ar ne 10 ko gero vaikų. Sukarpiau po 4 pumpurus. Pamerkiau, dar čia vasario mėnesį buvo, kai genėjau. Pamerkiau, išleidau šakneles, susodinau į vazonėlius. Puikiausiai jau ir gyvena. Bandom. Kojas neįsipainiotų, reikia tą virvelę ant greičio. Čia. Važiuojam pasikeisti. Agregatus.
dirbau Vilniau, paskiau biškį dirbau Kaune, paskiau gyvenau biškį Klaipėdoje, pažįstame savo netoli 20 metų, bet santuokoje gyvenau 3 metų, mūsų kūdiksta vis sodyba. Atvažiavau. Diena, aišku, nuostabi. Norėjau padažyti truputėlį. Va, čia dar buvo nedažyta, bet sunkiai labai džiūsta ir pradėjo lynoti. Mes eisime padaryti kūrybinį tokį darbą. Pasimsiu aš čia kuolelių ir eisim išsimatuoti vynuogyno eilėm, 3-4 naujom vietą kuolams. Nes norisi išplėsti vynuogyną, taip kad imam karutį, kraunam kuolus ir varom. Nu va, kažkas tai pavyko jau pavyko. Turiu va vynuogyną, aš iš tikrųjų turiu 3 eilės vynuogių, kad matytume vieną. Labai graži tokia, tvirta. Vynuogių buvo jau šiemet, ne kiekvienos, bet jau šičia paragavom. Antra. Tai čia visokių yra, kelios tos senesnės turėjo. Šitos vargšiukės atsigaudinėja. Šiemet pirmos, galim sakyti, pirmametis. Dar ir klausimas, kaip bus va su šitą pirmąją. Šitą ragavau. Ten dar kažkur ragavau, neatsimenu. Tai va 3 eilės. O man norisi dar 3. Tai 1, 2, 3 pasimatavau. Galite aišku sakyti, greičiausiai bus tokių ekspertų, kad realiai galim būtų padaryti tarp šitų 2 dar vieną, dvigubai tankiau ir tai būtų puiku, nes tarp šito ir šito yra 4 metrai. Ir toliau aš darau 4 metrus, tai tarp šitų 2. Čia dar 4 metrai ir čia 4 metrai, bet aš vietos netaupau. Turiu daug, jei kada ateity reikės, labai paprastuoju būdu per vidurį galima padaryti, bet aš noriu, kad vėdintųsi, kad būtų prapučiamos ir man labai patogu su traktoriu. Štai va 1, matot, matosi 1 nuvažiavimas, 2, 3. Su mulčeriu aš nuvažiuoju, grįžtu, nuvažiuoju, man žolė tvarkinga. Aišku, dabar čia truputėlį reiktų jų paravėti, bet šiemet jau paliksiu kaip yra tarp vynuogių. Ir va 1 eilę jau pasiruošiau. Tai tarp šitų stulpų jau yra 3 metrai, nes vis dėlto yra dar vielos. Ir tos vielos turi atlaikyti, rimtą svorį, sakyčiau, rimtą svorį. Tai kad labai neišsilenktų, 3 metrai. 1 va tarpas, 2, 3, čia darau ilgesnį šitą, nes ten jau laužavietė yra. Tai šitoje antroje eilėje bus 4 stulpai. Va, 4 stulpai, aš čia pagal šniurelį matuoju, jeigu šitą eilėje 5 stulpai, 5 stulpai. Iki čia, reiškia, gražiai matot, ir su tais lygiuojasi, pavyko padaryti. Gerai. Tai šičia bus 4 stulpai, 1, 2, 3, 4, šičia bus, kur aš įsipainėjau šniurą, čia šitoj irgi bus 4 stulpai ir aš dar 3 stulpus turiu, kaip ir galėčiau dar 1 eilę padaryti. Reikės dar su šeimininkė pasitart, ar jinai man leis labai artėti prie jos rožino, bet va to vietoj kažkur tai būtų. Bet čia negaliu labai arti, nes jeigu man čia gautųsi labai arti 4 stulpas, va čia va kažkur tai. O čia yra liepa. Liepa turėtų būti užaugti didelė.
Tai bandysim dėti tada 3 stulpus paskutinę eilę. 3 stulpus paskutinę eilę. Čia bus tada toliau nuo Liepos. O ten laužavietė. Tai irgi 5 stulpų negaliu dėti, nes matot, kur būtų 5 jau visai netoli. Nėra gal tragedijos, bet aš kažkaip esu linkęs truputį traukti. Tai va, kodėl ten yra 5 kuolai. Antroje eilėje naujoji bus 4 kuolai. Trečioje eilėje bus 4 kuolai. Ir čia dar pabandysim vieną tokią trumpesnę, nes saudinukų tai aš turiu. Rytoj reikės arba užporyt eiti ten žiūrėti, kas darosi, nes vakar dieną tenais ryte, sakyčiau, ten kažkoks medis galingas krito. Ir man atrodo, aš jį matau. Va čia matote, žiūrėkit, va taip va, aš jeigu priartinsiu, va šitas va medis, tiesiog mano pirštas va čia kaip yra, patrauksiu, krito jisai. Bebriukai dirba išsijuose ir jie čia viską, visą tą mišką tenais tolumoj, tarp šitų geltonų ir tų medžių, tas gabalas, tas gabalas ten eina tolyn į Telšių rajoną, nes čia Plungės rajonas, už upelio Telšių rajonas. Ir ten dabar vienas didelis ežeras, ten net ne miškas. Vasarą dar buvo miškas, šitie medžiam bus šakės, jeigu nieko nedaryt. Ir aš girdžiu, kaip kriuklys atsiradęs, reiškia, bebrai trenkia. Ir čia, man atrodo, jau yra veiklos. Šiaip mūsų upelis būna labai skaidrus ir tikrai siauresnis. Čia, matau, jau pradėjo platėti ir aš matau, kad jis nėra labai skaidrus. Reiškia, bebriukai varo, pasidarė trasą ir čia, tarp kitko, irgi vasarą irgi krito vienas medis, jis guli šitoj pusėje mūsų kranto. Aš visai nenorėčiau, kad va šitus medžius bebrai pradėtų šnioti. Tai reikės kažką daryti, bet ne šiandien. Daryt ką, eiti užtvankas griauti, jie statys, aš griausiu, ką daryti. Šitus pusės man malkos labai geros. Bandysim juos kažkaip erzinti, kad jie išeitų, arba bent į tą mišką pagelbėti piškelį, kai jisai neužmirktų, nors jau dabar jau porą savaičių jis jau ten vandenį stovi. Prieš tai irgi stovėjo, bet biškį buvom nutvarkę, nuleidom, nudrenavom. Tai va, o dabar, užsimam tada vynuogynu, sukalam kuoliukus, tada rytoj gal bus geras oras, gal aš spėsiu, dar biškį dažyti reikia. Tada gręšim 2 skylės, maišysim betoną ir pasidarysim va tokius stulpus, kai sustings po poros dienų vėla. Ir bus paruošta pavasarį anksti iš karto sodinti vynuogės. Ir aš vynuogių turiu jau kokią 15 sodinukų savo. Dar pavasarį irgi parodysiu. Labai paprasta, labai faina. Kai kas nušala, nusiskina. Aš dabar nieko nedarau. O toks mano principas, nekiš nagų. Kol lapai yra, tegu būna medėja, nemedėja. Čia, žinot, sako, reikia va tuos nukirpti viršutinius, sutrumpinti, kad medėtų apačia. Ir tai visiškai tiesa. Ir pernai aš buvau Šampanijoje, išvažiavę mes buvom padirbėti, pasižiūrėti, kaip daroma, kaip auginama tie 1000 hektarų vynuogių. Ten iškart nuskinus, rugsėjo tai buvo vidurys. Kai tik tai nelieka vynuogių ant šakų, iš karto važiuoja technika. Tokie traktoriai, kurie aukštais tokiais ratais, ant tokius važiuoklius aukštos apžergia. Tik aišku, pas juos netokie yra, ne 1,80 m, ne 2 metrų ūgio aukščio kuolai, ten yra tokie, kur aš galiu tiesiog, taip truputėlį pasistiebęs peržengti, reiškia, kiek metras, 90 cm galbūt. Traktorius pravažiuoja ir su tokiom besisukančiais diskais viską nuvaro. Lapus netgi skinėjai nutraukia, va tai va, būdavo, kad kiekės prieitume, nutraukiam lapus ir paskui jie viską nušnioja ir palieka. Taigi, ta teorija, kad nukirpus medėja. Labai sunku pasakyti, ar jinai veikia Lietuvoje. Gal veikia, žinau, gal vynuogių augintojai. Tačiau man puikiausiai sumedėjo ir pernai. Ir tada aš prieinu, mane pamokino bičiulis. Tas, kas nušalo, vis tiek nušals kažkiek tai. Nukirpi,
O kas gyvybinga šaka, jeigu jinai labai ilga, ją trumpini ir tada gabaliukai susitrumpinės merki į vandenį tas šakeles, išleidžia šaknytės ir šaknytės išleidžia, ten būna vasario mėnesį vyksta veiksmas, kovo išleidžia šaknytės, balandį galim pasodinti į kokius tai vazonėlius arba tiesiai į žemę, labai patogiai vazonėlius ir kokius nors tokius minkštus. Ir tada, supranti, išimi juos ir sodini. Aš kažkur gegužės mėnesį sodinau ir tarp kitko, va kaip atrodo, skeptikams galim iškart parodyti. Štai va, šitas va, čia tai vargšė mano sena vynuogė, jei nieko nebus, man atrodo, jei reikės pakeisti. Aš ir pakeisiu, nes aš čia netyčia esu ir nupjovęs. Jinai bandė kabintis, čia nušalo šiemet viskas, va šitie visi nušalo ir jinai silpna. O va čia yra iš daigelio. Va matosi tas va daigelis, va tiek, va tik čia likęs, išleidžia iš pumpurų pro šoko, kokia vynuogė. Šita, dabar, kad greitai jums parodyčiau skeptikams, va tava, va, čia man trūko vienos vynuogės, šita va, iš šakelės. Tarp kitko, va šita va, motina jos yra iš šakelės ir ne šita. Va šita va. Greičiausiai, kad šita, jeigu gerai atsimenu, irgi iš šakelės. Prašau, kokia užauga. Ir dar vieną eksperimentą dariau ir tikrai pasiteisinu. Va, ilga šakas, kurios buvo labai ilgos. Jo, kai kurias mes kirpom ir iš jų išleido 1, 2, 3, 4, 5, nu šitas silpnas 6. Ir čia buvo visur vynuogės, o dar liko. O va viena ilga, matot, ne viena, va viena ir antra. Uodas kanda, nu kas per šįmet oras. Tai va žiūrėkit, va, ko tai kokie pasidaro. Čia aišku, nenauja eina yra, jau senukiai. Ir va, eina į žemę užkasi. Va, užkasi į žemę tą šaką gražiai. Jos viršutinį dalį pasilieki. Ir suformuojasi kitas medis. Šitą bus galima nukirpti visai dalį. Atkirpti ir va šito vietoje jau bus naujos šaknys ir formuojasi naujas medis, kurį bus galima lenkti į kažkurią tai pusę. Lygiai tas pats, arba galim bus bandyti išsikelti į kitą vietą. Va šitą va, jau kaip savarankiška, palauk, lapai. Va šitą kaip savarankiška iš tos šakos ir šitą va, matot, koks gražus. Šitas kaip savarankiška nuo šitos. Va, nuo šitos užkasta čia. Ir savarankiškas šitas va, yra jau. Galima bus atskirti ir persodinti. Arba paliksiu kaip yra. Man visai čia gražu. Man gražu yra lapai. Man tiesiog gražu lapai. Man patinka čia tiesiog. Turėjom stalelį pasidėję sėdėti, ragauti vyną. Įsivaizduoti, kad mes kažkur tai esam. Kažkur tai. Ir dar vieną dalyką, naudokit mano lifehackų. Va, kiekvienos vagos pradžioje šampanija yra rožės. Jos turi labai pragmatišką funkciją, ne vien tik grožis, bet ir pragmatiška funkcija, tai yra žymi laukuose, kur ten 1000 hektarų, žymi, kurio vynuogininko yra laukas, eilės. Tai ten būdavo viena balta, kita rožinė, kita raudona rožė. Ir aš šitą idėją parsivežiau. Šitos rožės pasodintas va. Ir žiūrėkit, jau pavasarį, jau kokios gražios ir jos yra lipančios. Aš jom leisiu lipti ant kulų. Ir net nebejokite, kad ir prie šito, prie to ir prie paskutinių atsiras irgi rožės. Einu darbuotis, parodysiu, kaip pavyko, kaip atrodo. Truputį vėliau. Na va, mažulis vienas rūksta. Čia yra svarainiai. Šiandien užraugiau puikiai. Gal netgi per daug čia iššoko. Na gerai, mes pataisim. O čia aliukas dūksta. Jis tai greitai. O čia eksperimentas. Obuoliai. Rauginu obolius. Žiūrėsim, kas bus. Tai va. Nu viskas, vakarėlis. O, koks gražus saulėlis už manęs. Nieko savo. Geras.
Nu va, namučiai šviečia, jau vakarinis kviečia. Tai iki sekančių. Ate.